too much on your plate. I'll keep hiding, calling out your name, calling out your name, calling out your name, calling out your name, calling out your name. Been hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're faded, I've been too much on your plate. I'll keep hiding, calling out your name, calling out your name. Sveiki, draugai. Pirmadienis, tai nieko labai daug ir nerodysiu. Tiesiog šiandien sunki diena, iš tikrųjų kažkaip labai sunkiai jaučiuosi. Aišku, vakar video mantau iki 12 nakties, tai dėl to gal turbūt irgi dasidėjo, bet šiaip tikrai jėgų šiandien nėra. From the darkness, thinking it's too late. If you're faded, I've been too much on your plate. I'll keep hiding, calling out your name, calling out your name, calling out your name, calling out your name, calling out your name. Been hiding, I've been calling out your name from the darkness. Su 100 porą sėjų prasėjau, realiai ir viskas. Ir manau, man sočiai davaliai pasidarys vėl front squatus. Visi, nu, žodžiu, matėt praeitam video, kad žiūrėt, viską tą patį pasidarys ir viskas. Darau front squatus. Ir žiūrėkit, ką buvo mačiau, kad blynas alkanas toks biški pavargęs. O. Nu, ką darys, jam jau dafiga metų, dafiga. Nu, bet upt netrukdo, tai ką judam toliau, tupinėt, front squatai. Sudėtinga kalbėti, nes dabar viską per telefoną filmuoju. Ir gaunas taip, kad aš, kai dabar žiūriu tiesiai, nu, tarkim, į save, tai atrodo, kad aš toks žvairas, žiūriu iš kur ton pusę. Turiu žiūrėti tiesiai į kamerą, tai telefas būna šone manęs ir aš nieko nematau savęs realiai. Nežinau, gali prasiu, gali ne. Dėl ko su telefonu dabar viską filmuoju, nes GoPro šitam Rusijai labai lievas apšvietimas ir žiauriai prasta kokybė, telefonas visai, sakyčiau, neblogai. Jeigu laukia kažką filmuosim, tai GoPro reikėsim. Atradau, kaip daryti kojų tiesimą, kad nesikabintų koja, tai aišku, nepilna amplitudė, bet galiu daryti. O jeigu leidžiu žemiau, tada iš karto matyti ant ta kremzlė ar kas, tiesiog paimu ir kabinas. Na ir žodžiu, nemalonus labai jausmas ir gali sukelti skausmą, ir šiaip nemanau, kad labai gerai tas toks tarškėjimas, barškėjimas, nes gali toliau įplyšti daugiau. Šiaip geras bairis, kad galiu daryti kojų tiesimą. Šiaip gerai ir jaučias neblogai, aišku, jaučias ta kojos dalis arčiau kelio, lašelis vadinamas dar, labiau šiek tiek jaučias. Pats visas į aukščiau link klubų keturgalvis, net realiai beveik net nedirbo, galima sakyti. Kai pas mane dominuoja keturgalvis prie klubų, nu, aukščiau, tai man labai gerai šitas. Nes tas lašelis labai irgi svarbus kelio stabilizavimui. Šiaip anksčiau mano mėgstamiausias buvo pratimas, nu, kojų tiesimas. Aš jį belę kaip darydavau. Būdavo kiekvienoj salėje darydavau. Su kiek yra svorė, tiek darau maksimumais, nes, nu, žiauriai patikda. Atsitiko taip, kad nebegaliu jo daryti jau. Bet va šiandien kaip ir radau tokią alternatyvą. Nėra jinai labai gera, nes amplitudė maža, bet galiu daryti. Tai va tokie pastebėjimai.
Tai va, jaučias labiausiai šitą vietą. Čia ir čia eina. Panašiai, nuo šitos vietos, va šitą vietą labiausiai jaučiasi dabar, kai darai tokį nepilną amplitudę, va šitą, kai kalbėjau link klubo, dalis tai jinai nesijaučia taip. Pečiam biškį pasidarysiu. Porą pratimėlių, kaip praeitą pirmadienį ir viskas, ir judėsiu namo. Antradienio vakaras, jaučiamės baisiai pavargę, kažkas negerai, nežinau kas. Bet turbūt poilsio trūkumas, matyt, arba biškį perspaudžiu, nesvarbu, susitvarkys turbūt. O šiandien ką, nešim naščias, laikysim lagaminas, kažką tai žiūrėsim. Žiūrėsim, kaip čia bus, jeigu salėje bus dafiga žmonių, tai tada nenešim naščių, tada nešim turbūt štangą, žodžiu, pamatysit. Tai va, ką, judam į salę. Tai pradėjau šitą treniruotę nuo spaudimo štangos, prasėjau 111 seriją, 8, antrą seriją 120 irgi 8 kartus, tai galite pamatyti visą seriją. Spaudęs tikrai nesunkiai, galimai ar daugiau eit, bet man užtenka, spaudimai tikrai nesirašia. Ir man kaip ir nelabai reikalingas pratimas, tik tai darau, kad nebūtų disbalansų didelių. Tada su hanteliais spaudimą pasidariau, irgi ten 3 serijas turbūt po 12, tą patį ir plėšimą dar pasidariau. Tai tiek tos ir krūtinės, daug realiai ir nieko nedariau krūtiniai. 3 pratimėlius sočiai man. Tada ką, palaikymą dariau. Palaikymą lagaminu, tai svoris 90 kg kiekvienai rankai, 108 bendrai, tai nieko čia labai irgi nepapasakasi. Tiesiog laikau po 40 sekundžių arba 50 sekundžių, kažkas panašiai. Ką tada naščiai? Naščiai irgi matas, atstumas labai nedidelis, tai nieko gero. Bet darom kaip galim daryti, vis tiek geriau negu nieko. 108 prajaučiu, užkliuvo čia, nešti nedaug žiauriai, biškį belekas ištyko. Bet gal geriau negu nieko. Dar kol susikonstravau, pusę valandos, kažkur daugiau gal užtrukau, kol susikonstravau ten viską. Gerai, biškį pato Augustas padėjo, buvo salėje. Žodžiu, belekas, tikrai belekas, kol susikonstruoju šitą transformerį. Labiau pavargsti negu nešdamas. Jūs pažiūrėkit, koks čia jovalas. Reikia man šitos 2 stovus susinešti čia, dar rastą iš to kampo čia pasinešti. Tada taip, šitas transformeris, čia vienas lagaminas, antras, irgi iš ten to kampo, belia kaip sunku ištraukti, lagaminai baik. Tada šitą visą vientisą daiktą, po to susukti, čia su tais varžtais, o čia dar pataiky, kad gudras. Jeigu vienas, tai iš viso ragas. Čia belia kiek reikalų. Tada dar saliukas nuo to stovo. Tada čia pasidaręs ožiai, pasistatęs, kad filmuotis, nes, kad jum parodyti. Aš ir taip čia vargstu. Dar blembo reikia filmuoti viskas. Laiką gaišta, tai, jum tik mygtukas paspausta, man tai čia dafiga reikalų dar sumontuoti viskas. Aišku, aš nesiskundžiu nieko, bet, blemba, paspauskit tą laiką. Laiką, komentarą parašykit, blemba, man padėsit video iškelt. O jeigu nieko nedarysim, tai blemba, taip ir bus. Prasėjau 3:20, dar vieną seriją praseisiu, biškį jau nugarytę jaučias. Nešas tai neblogai, visą greičio netiek yra, bet nėra čia kur bėgėtis iš tikrųjų. Nes čia atrodo priekin
einu, svirstu ir atrodo, blemba, tuo išklis ten priekis už žemės, tai atrodo, norėtus pasileis gal truputį, bet aišku, greičiausiai bus per žemai, jeigu pasileis. Norėjau pasileis, bet nėra kaip vienas varžtas užklynės, tai reikia kažkokių įrankių, to čia nieko nėra. Nu, žodžiu, hebra, nebešneku, einu daryti. Ojoj, reikia dar reikalų, užtruksiu. Turim bėdų, neatsisuka varžtai. Kas daryti, net nežinau. Prieš tai persilpnė. Ne, užsiveržė nešant ir viskas. Aš jos dar smarkiai paveržiu, iš tikrųjų, su pirštais kiek įmanoma, nes judėjo. Tai žodžiu, net nežinau, kas čia dabar padaryti. Bandysiu klebinti, judinti, kažkaip atsūksiu, manau, vis tiek reikės atsūkti. Privalau atsūkti. Reikalų yra, tikrai. Matot, kiek čia reikia darbo, bereikia, kad tik nusinešta, persinešta. Tai aš nekalbu iš vis, kai reikia laukant viską tyst, dar svorius visus blynus. Kosmosas čia iš tikrųjų yra. Kiekvieną treniruotę va taip reikės tampytis. O kai orai atšils biškį, reiks laukant viską tempt taip pat. Vat. Tai va, salė maža, nepritaikyta tam, nu tai reikia knystis. Didesnės nieks duoti nenori. Čia, kai salė yra žmonių, pasportuoti neįmanoma, ta prasme, man. Kai reikia galiūnų veiksmus atlikti, aš bet kokiu atveju aš turiu realiai naktį, kad nieko nebūtų, nes pažiūrėkit, čia belekotą parlak aš padarau, nes nėra vietos. Ir tai čia džiauriai mažai vietos. Nieko nepraeina. Naščiam reiktų bent kokių, nežinau, bent jau minimum 15 metrų, kokių kažkas, nu tai. Ar čia nežinau, net 7 gal nesgauna kažkas tokio. Aišku, nėra čia ką verkia. Pats pasirinkau tokį sportą, bet kai nėra normaliai kaip sportuoti, irgi užknisa iš tikrųjų. Vien dėl tokių sąlygų aš negaliu, kaip pasakyti, konkuruoti tvarkingai su kitais, nes aš šitoj salėje galiu pasidaryti tik tai rastą, kurį pats nusipirkau.
naščius ir lagaminus. Viskas galiu nurungtys, kurias galiu pasidaryti. O tai ir dar begalė kitų rungčių. Tai būna varžybos važiuoji, tu net, kaip pasakyti, tu net nesi bandęs tos rungties. Gana čia skūstis, ne? Ašaras pasivalom ir judam toliau su esamom sąlygom. Svarbiausia nepasiduoti. Tai va, hebrytė jau pasalės. Vištiena, ryžiukai balti, nes rudų nebevalgom, nes kažkokie tiekėjas turbūt pasikeitė, ar kažkas kažkaip blogai auginti pradėjo, ar ten plasmasiniai žodžiai. Ir kvapas plasmasinis, tai nebevalgau, o daržovių biškį. Kelį va šaldom su šparagais. Mamos jau 2 metai tie patys iš šaldiklį naina, tik tai maišelį reikia pasikeisti, nes prasitrina. Tai mama nepyka, tą aš šparagus taip naudoju, bet labai pasiteisina. Tai va, tokias tokelės, palaikymo biškį rankos, skauda iš tikrųjų. Skauda biškį raudonas. Tiek žinių, reportažas trumpas iš namų, kaip valgau, kad ne vien, kad aš pizzas valgau, nes keliu tik tai pizzas kėliau praeitą video. Nu, bet žodžiu. Tai va, hebra, visą gerą. Ketvirtadienis, tai pasidariau spaudimą, čia vat matot, su štanga pečiam, tai pasidariau 2 serijas su 70 pasidariau, tada 2 serijas su 80 ir aišku, daugiau ten visokių pečiam pratimų, kurių neparodysiu. Rasto nedariau šią savaitę, nes truputį kelį norėjau pasaugot, tai tiek žinių iš ketvirtadienio. Penktadienis, tai nugaras diena, traukas. Tai vat prasitraukiau, čia matot, su 170 dirbu, 8 pakartojimus. Tai šiandien sportavom su Ignu, viskas neblogai šipėjęs, biškį ir prie workouto šovėm. Tai vat var Ignas pasitraukė dar, matot, dirba. Truputį dar technika šiek tiek šlubuoja, bet viskas neblogai, labai tikrai. O vat dabar aš su 200 pasidariau dar porą serijų tada. Tai pirmą seriją pasidariau irgi 8 pakartojimus. Dar Ignas irgi po to praėjo. Jis praėjo 5 pakartojimus jau. Truputį jau sunkiau šiek tiek, bet irgi viskas labai neblogai. Truputį nugarą šiek tiek minimaliai paleidžia, bet kaip sakant, viskas labai gražiai. Na ir paskutinė mano serija su 200, tai šitą seriją pasidariau 10 pakartojimų. Kažkaip 8 padariau, taip mintyse, davai dar 2. Nu, tai pasidariau 10 pakartojimų ir tiek. Tokia treniruotė, po to nugaros visi kiti pratimai ir viskas. Dar tricą pasidariau prie to pačią ir baigta tokia savaitė. Bandau, žinai, kadrų kokį užgaudyti geresnį. Taip, aš žinai, artin tolin. Ne, tai žinai, reikia kaip iš čia, nes šitie būtų galiu. Bišk mažai, ne? Ne, YouTube, tokie. Ne, YouTube.